Stebuklinga lazdelė. Ėjo ežys namo, pakeliui pasivijo jį kiškis ir patraukė juodu drauge. Dviem ir kelionė dukart trumpesnė. Kelias tolimas, eina šnekučiuojasi, o skersai kelią gulėjo lazda. Įsitraukęs į šneką, kiškis jos nepamatė ir užkliuvęs vos nepargriuvo. Ak tu, supyko kiškis ir taip paspyrė lazdą, kad ji toli į šalį nulėkė. O ežys lazdą pasiėmė, užsimetė ant peties ir pasivijo kiškį. Pamatė kiškis, kad ežys lazdą nešasi ir nustebo. Kam tau ta lazda? Kokia iš jos nauda? Šita lazdelė nepaprasta, atsakė ežys. Ji stebuklinga. Kiškis tik prunkštelėjo. Eina toliau ir prieina upelį. Kiškis tik strikt vienu šuoliu peršoko jį ir šaukė nuo kito kranto. Ei, dygliuoti, mesk tu tą lazdą, su ja niekaip čionai nepersikelsi. Ežys neatsakė, žengė kelius žingsnius atgal, įsibėgėjo, smeigė lazdą į upelio vidurį, šast ir perlėkė į kitą krantą, kaip niekur nieko. Kiškis iš nuostabos net išsižiojo. Pasirodo, tu puikiai šokinėji. Aš visai nemoku šokinėti, tarė ežys. Tai stebuklinga lazdelė šoklelę man padėjo. Eina toliau. Neilgai trukus priėjo pelkę. Kiškis strykčiojo nuo kupsto ant kupsto. Ežys eina iš paskos, lazdele baksnoja kelią, tikrina. Ei, dygliuoti, ko ten velkiesi? Turbūt tau lazda, nespėjo kiškis pasakyti, nusprūdo nuo kupsto ir murkt iki ausų į liulinę. Murdosi springsta, tuoj ims ir nuskęs. Ežys perlipo ant kito kupsto, kur arčiau kiškio, ir šaukia. Stverkis už lazdos ir stipriai laikykis. Nusitvėrė kiškis už lazdos. Ežys trūktelėjo iš visų jėgų ir ištraukė savo draugą iš liūno. Kai nusigavo į sausą vietą, kiškis ir sako ežiui: Ačiū tau, ežiuk, kad mane išgelbėjai. Ką tu, tai stebuklinga lazdelė trauklelė iš bėdos tave ištraukė. Eina toliau ir žiūri pačiame tamsios girios pakrašty. Ant žemės gailiai čirpsi paukščiukas. Vargšas iškrito iš lizdo, o tėvai blaškosi aplinkui, neišmano ką daryti. Gelbėkit, gelbėkit, čirškė jie. Lizdas aukštai, niekaip jo nepasieksi. Nei ežys, nei kiškis medinį lipti nemoka.
o pagelbėti reikia. Ežys galvojo ir sugalvojo. Stokis prie medžio, įsakė kiškiui. Kiškis atsirėmė kojom į medį, o ežys patupdė paukščiuką ant lazdos galo. Užsilipo jam ant pečių, kiek galėdamas iškėlė lazdą aukštyn, beveik iki pat lizdo. Paukščiukas dar sykį sucypsėjo ir iššoko atgal į lizdą. Tai, kad apsidžiaugė jo tėveliai, sukasi aplink kiškį su ežiu ir čirškauja: ačiū, ačiū, ačiū. O kiškis ir sako ežiui: puiku, ežiuk, gerai sugalvojai. Ką tu, tai stebuklinga lazdelė keliajėlė aukštyn jį į lizdą įkėlė. Ėjo į girią, kuo gilyn, tuo į tankyn ir tamsyn. Kiškiui pasidarė baugu, o ežiui nė motais. Žengė priekyje lazda šakas skirdamas. Staiga iš už medžio, kad šoks tiesiai ant jų, didelis pilkas vilkas. Užtvėrė kelią ir suurzgė: sustokit! Kiškis ir ežys sustojo. Vilkas apsilaižė, kaukštelėjo dantimis ir sako: tavęs, ežy, neėsiu, tu dygliuotas, o va tave, žvairy, surysiu su visom ausim ir uodega. Sudrebėjo kiškelis iš baimės, perbalo visas kaip žiemą, kojos sustingo, negali nė pakrutėti, užsimerkė ir laukė, tuoj vilkas jį griebs. Tiktai ežiukas neišsigando, užsimojo lazda ir kad šers vilkui per kuprą. Sustaugė vilkas iš skausmo, pašoko ir į kojas. Taip ir nulėkė neatsigręždamas. Ačiū tau, ežiuk, tu mane ir nuo vilko išgelbėjai. Tai vis stebuklingoji lazdelė, kailio karšėjėlė, atsakė ežys. Patraukė toliau, perėjo girią ir išėjo į kelią. O kelias nelygus, į kalną kyla. Ežys puškuoja pirmas lazdele pasiremdamas, o vargšas kiškis atsiliko. Iš nuovargio vos kojas velka. Namai jau nebetoli, o kiškis visai nebepaeina. Nieko, sako ežys, laikykis už mano lazdos. Nusitvėrė kiškis už lazdos ir traukė jį ežys į kalną. Ir kiškiui atrodo, jo kojos pasidarė lengvesnės. Žiūrėk tu man, sako jis ežiui, tavo stebuklinga lazdelė ir šįkart padėjo. Taip ir parvedė ežys kiškį namo, kur seniai jo laukė kiškienė
su kiškučiais. Džiaugiasi susitikę, o kiškis ir sako ežiui: jeigu ne ta tavo stebuklinga lazdelė, jau nebūčiau gimtųjų namų išvydęs. Šyptelėjo ežys ir tarė: imk tu šitą lazdelę, dovanoju, gal ji tau dar pravers. Kiškis net žado neteko. O kaipgi tu pats liksi be šitokios stebuklingos lazdelės? Nieko, atsakė ežys, lazdą visur gali rasti, o va nuovokos reikia pačiam turėti. Ir jis pabaksnojo į kaktą. Tada kiškis viską suprato. Teisybę sakai, svarbu ne lazda, o protinga galva ir gera širdis.